Sveikas, Adrijau. Ar galėtum mums papasakoti apie dragą, šiek tiek plačiau apie savo automobilį ir apskritai kaip susirgai šią ligą? Susirgau iš tikrųjų šitą ligą, tai jau 2 metai, kai sirgu. Pradžia turbūt buvo kasdienis automobilis, galingas, gatvinis. Pabandžiau pavažiuoti ir su juo drago čempionate, patiko, pasisekė. Tas adrenalinas, greitis gal užvaldė toksai. Pradėjom pabiškį tobulėti, greitėti ir šiuo metu išsivystėm jau į rimtą drago automobilį. Tai kaip suprantu, čia yra ne pirmas jūsų projektas ir jūs patys ne tik esate pilotai, bet ir konstruojate tokius automobilius? Galima sakyti taip, su Detroitas Motors, mūsų gero sponsoriaus pagalba, mes kartu kūrėme juos. Adrijau, o galėtumėte trumpai papasakoti apie šio automobilio techninės charakteristikas? Automobilis yra Mustangas Fordas 2 kartos, visiškai jau beveik pakeista viskas, lygiai gal tik tai priekinė dalis. Variklis irgi ne Fordo, o Dodžo 7,2 litro 600 viršaus arklių galių. Sukimas persiduoda į galinius ratus, 1000 Nm sukimo momentas. Kaip sugalvojot šį automobilį parodyti Garage Motor Show renginyje? Kaip apskritai jums renginys, jūsų nuotaikos, kokie vasaros planai? Renginys super, wow. Iš pirmą kartą dalyvauju šiame, bet tikrai geras. Nuotaikos vasariškos, pagaliau Lietuvos čempionatas drago, naujas automobilis, nauji iššūkiai. Ar drago čempionate šitą žvėrį jūs išbandysit pirmą kartą? Taip. Ko tikitės iš jų? Tikiuosi 10 sekundžių, ketvirtį mylios ir bandysim tapti vėl Lietuvos čempionų eilinį kartą. Super, to jums ir linkiu. Ačiū. Turime dar vieną nestandartinį įdomų retą automobilį ir papasako, kas čia per daiktas. Tai yra Noble M12 3R, jisai yra anglų dizainerio, anglų motorsporto žmogaus, kuris sukūrė šitą mašiną. Ją gamino visą pilnai Anglijoje, tik tai surinkinėjo išorinės dalis, kaip matom šitą visą stiklaudį, nukerba visą Pietų Afrikoje. Kaip suprantu, labai retas ir išskirtinis modelis. Jo, išskirtinis, jų yra iš viso išleista apie 300 vienetų tik tai. Apskritai pasaulyje? Jo. O Lietuvoje kiek jų yra? Lietuvoje tai vienintelis. Tai turim vienintelį? Kaip mano žinioje, tai yra tikrai vienintelis. Ir turbūt Europoje ten gal 1, 2, 3 kokie. Irmi, o kas per viduriai, kas per variklis, kas per techninės charakteristikos, kas čia yra paslėpta tokio įdomaus šitam automobilė? Tai yra 3 litrai biturbo, apie 400 arklių. Variklis pati širdis yra Fordo. Paimtas naujas variklis visiškai pilnai perrinktas, užtiunintas. Dadėtos 2 turbinos. Ir va turim pasikoje tokį agregatą. O variklis jo yra gale? Tai variklis yra gale. Skaitosi būtent mid-engine visas. Ir ar esi pats prikišęs prie jo rankas, ar čia yra būtent taip, kaip modelis gaminamas gamykloje? Šiaip esu prikišęs rankas. Taip, esu daug, viską perrinkęs netgi, kad suprast, kas tai per automobilis. Tai visai buvo smagu ir įdomu. Viską darai pats savo rankomis, ar turi pagalbininkų? Ne, darau pats, nes geriau pasitikėti savim. Jeigu pats padarysi klaidą, tai turi klaidą. Šaunuolis, vat kokius mes turime meistrus, kurie sugeba išsirinkti, persirinkti, susidėti automobilį ir išsitestuoti jį. Anglai parduoda būtent šitą modelį kaip Noblas pardavinėjo, Amerikoje eidavo kaip Rosion firmos. Kadangi Amerikoje negalima buvo pardavinėti tokio automobilio, tai pardavinėjo kaip Kitkarą ir kitų pavadinimų. Kokias tau emocijas suteikia šis automobilis, apskritai renginiai, visa šita liga užsikrėtė, gal prisimeni pradžią, nuo ko pradėjai? Pati pradžia buvo paauglystėj turbūt, 2 golfas ir tuningas. Kiek mašinų esi pakeitęs per savo gyvenimą? Daug, nežinau, gal 20 daugiau, turbūt daugiau. Ar žadi ją išduoti ir pakeisti automobilį su kažkuo? Ir nekeičiu. Supratau, kaip Garage Motor Show renginys, įdomu, kartosim.
Ar į kažkokius kitus renginius daraisi? Jeigu tik kvies, važiuosim. Buvom jau vienam renginį, planuojam ir toliau dalyvauti. Vis tiek smagu, nors yra kur parodyti, yra kur pravažiuoti su jie. Tai kaip suprantu, ganėtinai naujas projektas tai yra. Nu taip, nes į metus, žinau, tik tai praeitais metais vieną kartą išvažiuoja į gatves, šiais metais pirmas kartas. Ką palinkėtum automobilių fanatams, automanams ir šiaip žmonėms, kurie prijaučia visą šią kultūrą? Nu, turėti svajonę ir ją įgyvendinti. Ačiū tau už gražius žodžius. Milda, negaliu tavęs nepaklausti. O kaip tavo automobilis? Labai gerai, labai smagiai važiuoja. Kokios emocijos su juo važiuojant? O emocijos yra wow, viskas tiesiog kaip tunelį. Bet nėra labai patogus. Ne, patogus tai nelabai, bet atperka ir garsas, vien tas garsas, riaumojimas automobilio, tai yra širdis nedreba. Kokie jums patinka automobiliai be šio išskirtinio? Oi, patinka man labai daug. Aišku, aš labiau mėgstu senesnio modelio. Nu, man jie patinka vis tiek senoviniai, bet ir nauji patinka. Šiaip tai, nežinau, man visos mašinos kaip vaikai, kaip, nežinau, man labai miela. Pati mėgstu nagus prikišti, pati mėgstu kažką pasikrapštyti. Jūs irgi kartu konstruojate? Šitos konkrečiai ne, bet aš gal savo kažkiek tai pasikrapštau, tai su elektronika, tai dar kažką, tai kiek man leidžia, kiek padeda, kiek prižiūri, tai irgi stengiuosi, nes man tai čia irgi kažkas wow. Super, Milda, malonu girdėti, kad tokių žmonių mes turim nagingų, linksmų, pozityvių. Milda, mes neapsieisim čia be mūsų tradicinio klausimo. Ką palinkėtum automobilių kultūros bendruomeniai, fanams, automanams, o gal savo? Palinkėčiau apskritai visiems, kas mėgsta automobilius, nebijot kažką nusipirkti, nebijot išpildyti savo svajonės ir džiaugtis tiek bendruomenė, tiek džiugint žiūrovus ir apskritai džiaugtis gerą emociją. Super, ačiū tau. Sveikas, Donatai. Papasakok, ką tu čia veiki ir papasakok, kokį tu sportą atstovauji. Žinau, kad esi čempionas vandens sporto, kurį sunku man apibūdinti. Tai yra motorlaiviai. Mūsų sportas yra toks išskirtinis, kadangi tai vadinami lėktuvai ant vandens, kurie skrieja vandens paviršiumi. Ir šiandieną pristatau laivelį, kuris yra 82 metų, medinis, raudonas, Ferraris, jau vardą turi. Tai visiškai naujas projektas? Projektas yra toks testinis projektas, tai yra žmogaus jau pagamintas laivas, tik jisai jau buvo, kaip sakyti, užmigdytas žiemos miegui ir apskritai vandens sportui. Tai aš jį tiesiog atgaivinau ir bandysiu šiais metais startuoti Lietuvos čempionate. Kur galima pamatyti tą čempionatą, kur vyksta tokios varžybos? Varžybos vyksta išskirtiniuose miestuose, kaip Telšiai, Kupiškis, bus arčiausia Kauno mariose. Tai kur galima, kaip sakyt, pagal lokaciją atvykti greičiausia, tai kur pastebėti. O šitą laivą atitraukia mažas automobiliukas, kuris dalyvauja parodoje. Gal gali papasakoti šiek tiek trumpai apie jį? Tai yra Zazas, tai yra viduje montuotas Opelio variklis, automatas, kaip matote. Tai ypač šiandien pamėgtas vaikų ir kiek girdėjau ir balsų. Žodžiu, jūs konstruojat ne tik tai lėktuvus ant vandens, ne tik tai laivus, bet ir automobilius? Jo, mėgstamės viską. Judam, darom naujus projektus. Iš kur atsirado noras dirbti su technika, užsiimti tokiais dalykais? Gal prisimeni savo pradžią nuo mažų dienų, kas tave patraukė apie
Šiaip iš tiesų tai gal pritraukė tai, kad yra tėtis. Aš nuo mažų dienų prie automobilių. Ir nuo 9 metų jau pradėjau sportuoti su automobiliais. Tai mano ta visa gyvenimo istorija yra tai, kad aš daugelį sporto šakų esu išbandęs, bandau ir patinka pirmi kartai. Kokie tavo ateities planai, tolimesni iššūkiai, turbūt faktas, kad išsaugoti čempiono titulą, bet ką toliau tu planuoji veikti dar savo gyvenime? Kokį išsikėlęs esi savo svajonę? Tikslą išsikėlęs ir skleisiu tada šiandien kortą, bet to šiandien mano yra gimtadienis, dėl to miestas vyksta čia. Sveikinu tave. Aš lyg jausdama žinojau, prie ko prieiti. Jo, ir tai norėčiau pratęsti tai, kad atskleisiu gal tokią, nežinau dar, kaip sakyti, mažą svajonę, kad sukurti laivų muziejų. Super, labai įdomu. Sportinių būtent laivų muziejų, surinkti Lietuvos tą tokią, kaip sakyti, informaciją, kaip mes turėjome tą gerą istoriją, tokiamis pėdomis ir einu aš. O turite jau pasiruošę eksponatą, kurie galėtų papuošti muziejai? Turiu. Linkiu, Donatai, kad tavo svajonės išsipildytų. Ačiū tau. Sėkmės iki. Kalbinu Marijų, reto išskirtinio gražaus automobilio savininką. Papasakot plačiau, kas tai per projektas. Amerikonas, aišku, kaip suprantama, 1958 metų automobilis. Pagaminta buvo gal 27 000 su truputėlį, dabar neatsimenu to tikslaus skaičiaus, su V8 cilindrų motoru, 305 arkliai, 2,4 kW. Ir kas įdomiausia, tai buvo šitą modelį buvo automatinė greičių dėžė, jau nebe 2-3 bėgių, 4 bėgių. Tai yra Fomatic dėžė. Tai truputėlį aukštesnio lygio, ekonomiškumo lygio ir pažangumo lygio. Aš žinau, kad jūs pats restauravote šitą automobilį, papasakokit, kokios tai yra emocijos dirbti tokį darbą, kaip fotina viso šio proceso. Pradžia, aišku, yra sunku, kai viską reikia nuo nulio daryti. Visi darbai, kas žino, kaip restauruojami automobiliai, tai yra labai sudėtingas procesas iš pradžių. Bet kai tu pagauni pagreitį, jau po to įsibėgėja tau visos linijos atsiranda taip toliau, nusidažo, tada jau visai kitaip. Tada jau rezultatą matai ir tuo metu viskas buvo susijęs su kosmosu, raketom, tai viską gamino darė kaip raketos, tai kaip čia, pavyzdžiui, ženklas yra irgi kaip raketa žibintai, viskas su to susiję. Tai man asmeniškai ir buvo gražiausių tų metų automobiliai 58 metų, mintis asmeniškai. Tai o įsigijom, tai tiesiog žiauriai patiko šitas modelis. Jisai netgi dar, atsiprašau, nepasakiau Amerikoje, jisai vadinamas yra King of Chrome, daugiausia chrome ant jo. Bet vienetinis Lietuvoje tokio neteko matyti. Lietuvoje vienas buvo, bet truputėlį netoks, tai jeigu būtent kaip šis, tai tikrai nėra nei vieno. Sunku buvo atrasti, jokie buvo? Atstatyti turite. Ir kokios būklės jūs jį paėmė? Tikrai buvo nelengva, būklė nebuvo tragiška, buvo parūdijimų, visą kitą kaip turi būti, bet tragiška nebuvo. Sunkiausia gal buvo, taip, kėbulą atstatyti ir tiesiog motorą restauravom viską, kaip turi būti. Kaip vertintumėt Lietuvos automobilių kultūrą, turimus modelius, restauratorius? Mes žemėlapyje esam matomi? Taip, dabar taip, bet kas buvo prieš kokį 15 metų, tai buvom labai labai maži. Dabar augam ir kasmet auga ir tobulėja, didėja, daugėja visko. Tų pačių automobilių iš tikrųjų yra nuostabu. Ir kasmet didėja, daugėja visų žmonių ir automobilių, restauracijų, visko tikrai labai faina. Tokie renginiai, kaip mano, turi įtakos visai kultūros augimui? 100% turi įtakos ir jauniem, visiems, ypač jauniem, nes jie labai viską mato, žiūri, gilinasi ir būna ateina žmogus paklausia kažko, atsakai jam įdomu, jis galvoja, gal aš ateityje turėsiu, čia labai labai gerai. Ką palinkėtumėt jaunimui, savo visiems, kurie domisi automobiliais, restauracija ir ieško tokių išskirtinių modelių, išlaisvinti savo svajonės ir laisvę? Tai tiesiog nepritrūkti jėgų,
Jeigu ir sudėtinga būna, reikia daryti iki galo ir po to rezultatą pamatysit ir džiaugsitės ir būsite žiauriai laimingi. Žodžiu, siekti tikslų. Taip, ir į priekį. Ir judėti į priekį. Taip, to jums ir linkiu. Ačiū. Na ką, aš tikiuosi, jums buvo įdomus pašnekovai, dar įdomesnės jų istorijos. Linkiu visiems taipogi svajonių išsipildymo, judėjimo į priekį. Ačiū renginiui Garage Motor Show, Alytaus miesto savivaldybei, visiems žmonėms, kurie vis dar čia yra renginyje, šypsosi ir siunčiame jums linkėjimus tradiciškai. Sekit, prenumeruokit, pasimatysim sekančiuose video reportažuose.